Pergalė dar prieš rungtynes, jūsų sugrįžimas į Raudondvarį atrodė, kad tai bus ypatingos rungtynės, dabar turbūt galim sakyti, kad tai buvo išvis kosminės rungtynės. Na, galima taip sakyti, tokios rungtynės, aš manau, su tokia pabaiga, tai, vau, taip, man kainavo daug nervų, bet tą, ką buvau sumastęs, tai taip ir galvojau, kad taip ir bus, kad kažkas panašaus gali atsitikti. Tai matėm rungtynės, matėm daug kamuolio kontrolės, bet jeigu taip rimtai žiūrint, mes tokių labai aštrių momentų kažkokių tai nebuvom susikūrę iki kokios 65 minutės. Tai buvo daug smūgių ir gal jie netikslus buvo, bet tai buvo viskas sumąstyta, kad duot visiems pažaisti, kad pataupyti kažkiek tai žaidėjus ketvirtadienį. Taip, mums sunkios rungtynės laukia, tai gal taip ir buvo sumąstyta, kad pradeda vieni, kiti išeina ir tokios rungtynės, kur su tokia pabaiga, tai taip reikia turėti sėkmės šiek tiek, bet aš manau, kad mes to norėjom ir mes tą pasiekėm. Prieš antrąjį baudinį žaidėjas įmušęs pirmąjį buvo aikštėje, Lyventalis, etatinis mušėjas ir keitimas, Nikola Petkovičius. Ramiai jautėtės dėl to keitimo, ar vis tik tai buvo tokia abejonių? Dėl keitimo jaučiausi ramiai, bet taip kaip čia viskas susidėliojo, be abejo, šviežias žaidėjas, kuris išeina į aikštę dar net neapšylęs, kaip ir pasakyti, jisai apšylęs, bet mušti baudinį visą laiką yra rizika, bet pasiteisino. Trečia pergalė iš eilės, top lygoje. Galima tai vadinti stabilumu, ar vis tik tai dar nesat patenkintus to, kaip žaidžia komanda? Jūs matėt, kas atsitiko prieš nedaug laiko čia. Tai stabilumas kažkoks atsiranda, bet norisi kažkaip, kad ramiau būtų visos tos rungtynės. Mes įmušam, bet ir prasileidžiam. Tai kol kas yra taip, bet aš manau, su laiku tai taisysis. 2 kartus vietė savo varžovus. Naudinga praktika prieš Europą, prieš tas ketvirtadienio rungtynės? Praktika ar naudinga ar ne, bet rodyti charakterį ir rodyti žaidimą ir norą ir atsidavimą, tai yra labai svarbu. Ir 2 kartus, kaip sakot, pralaiminėjom, bet 2 kartus pavyko rezultatą išlyginti. O po to jūs patys matėte, ten visaip šiaip tos rungtynės, šiaip visaip galėjo atsitikti, galėjom ir pralošti, galėjo būti ir lygiosios, bet laimėjom rungtynės.